Pramonės įmonė PKC Group Lithuania, priklausanti tarptautiniai Motherson grupiai, plečia veiklą Panevėžio regione. Įmonė oficialiai atidarė atsinaujinusią gamyklą Šilagalyje. 1200 darbo vietų Panevėžio žmonėms. Tai reiškia Panevėžio regiono klestėjimą. PKC Group Lithuania Panevėžyje veikia nuo 2014 metų ir šiuo metu yra viena iš pirmaujančių elektros paskirstymo sistemų gamintojų Lietuvoje. Tokie verslo magnatai kaip Motherson įsikūrė 400 vietų visame pasaulyje, surado vieną galimybę ir puikią vietą Panevėžyje. Ir šiandien atidarėme girdint, kokia tai geografija tos gamyklos, tai šiek tiek glumina. Tai gamyklėlė tai labai didelė. 200 000 darbuotojų ir taip toliau yra. Įmonė specializuojasi elektros paskirstymo sistemų ir komponentų projektavime, gamyboje bei integracijoje pasauliniai komercinių transporto priemonių rinkai. Manau, kad mes įsitvirtiname automobilių gamybos pramonėje kaip Lietuva. Mes ruošiamės gyvuoti ilgus metus Lietuvoje ir Panevėžio regione ir augti kartu su šiuo regionu. Iki šiol gamykla veikė Janonio gatvėje, tačiau dėl sparčios plėtros nusprendė persikelti į erdvesnes patalpas Šilagalyje. Mes investavome daugiau negu 3 milijonus į persikėlimą, į patį persikėlimą gamybos ir, aišku, investavome į žmonių darbo sąlygų pagerinimą, nes tai yra vienas iš mūsų pagrindinių tikslų. Naujoji gamykla Šilagalyje ne tik simbolizuoja įmonės augimą, bet ir atspindi Panevėžio regiono pramoninį atgimimą, šiuolaikišką, pažangų ir orientuotą į ateitį. Manau, kad Panevėžys kaip pramonės inžinierijos miestas turi tikrai didelės perspektyvas ir manau, kad tikrai plėsimės šioje kryptyje. 3, 2,